Brangus Lietuvos žmonės. Netrukus visi kartu peržengsime naujųjų metų slenkstį. Už nugarų paliekame 12 mėnesių darbus. Sutarę dėl rekordinio gynybos biudžeto, siekdami sustiprinti šalies saugumą, turime spręsti kitus realybės iššūkius. Toliau mažinti socialinę regioninę atskirtį Lietuvoje. Laiko tėkmėje vis iš naujo įsitikiname, kartu mes stipresni efektyviais sprendimais, tiesiog būtinais sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos, ekonomikos srityse. Kol sutarėme svarbiausiais klausimais, kol dirbame dėl kiekvieno Lietuvos piliečio gerovės konstruktyviais pasiūlymais, niekas mūsų negali sulaikyti nuo pažangos. Visus metus kūrėme stipresnę, klestinčią, savimi pasitikinčią Lietuvą. Tad užuot bandę varžytis, kas labiau myli Lietuvą, dalinkimės vertingomis idėjomis ir išgirskime vieni kitus. Parodykime, kad mes esame Lietuva, kuriai svarbus kiekvienas jos pilietis. Kurkime ateitį, sparnuotą turiniu ir rezultatais. Kelkime šalies gerovės lygį kiekvienam. Mielieji, atidžiai žvelkime į kiekvieno kalbančiojo tikslus ir darbus. Tegul mūsų širdis kalba vienu ritmu, vardan tėvynės klestėjimo ir sėkmės, su naujomis viltimis, su santalka ir nauja kūrybinė jėga. Kilkime aukštyn ir tik aukštyn. Laimingų naujųjų metų!